Sveiki, su jumis sveikinusi aš, Natalija Norvilė, verslo psichologė, Adels ekspertė. Ir mes pradedame pirmąjį mūsų Adels podcast'o epizodą. Šiame podcast'e mes kalbėsim įvairiomis su HR ir su lyderystė susijusiomis temomis. Ir šiandien norėsiu pradėti nuo tokios, gal irgi pradžios temos apie darbuotoją, pačią pirmą patirtį organizacijai, apie darbuotojų atranką. Taigi šiandien kalbėsim apie tai, kaip atrodo darbuotojo atranka iš kitos stalo pusės. Ką pastebi atrankos specialistai ir ar yra dalykų, kurie vis dar jos nustebina? Kas šiuo metu valdo atrankų pasaulį? Ar žmonės, ar algoritmai? Galbūt dirbtinis intelektas jau yra užėmęs pilnai atrankistų vietą. Ar HR specialistai vis dar skaito motyvacinius laiškus, ar vis dar reikia juos rašyti? Ir kaip suprasti, ar kandidatas tiks ne tik tai darbui, bet tiks ir komandai. Apie visą tai ir dar daugiau kalbėsim su atrankų profesionalė, kuri tikrai per savo darbinį gyvenimą yra mačiusi viską. Nuo tokio per gero kandidato iki gal geriau ne šiandien. Tai kalbėsim apie CV, apie dirbtinio intelekto įtaką, apie samdančių vadovų ir kandidatų lūkesčius šiuolaikiniam pasauly ir darbo rinkos keistenybės. Tai jūsų laukia pokalbis apie tai, ką verta žinoti tikrai kiekvienam, tiek ieškančiam darbo, tiek jį ir siūlančiam. Tai norėsiu paklausti kaip per atrankos pokalbį. Dovilė, papasakok plačiau apie save. Tai visų pirma, labas Natalija, ačiū, kad pakvietėt. Man tokia garbė būti pirmąją šio podcast'o viešne. Nežinau, iš tikrųjų, ar galiu vadinti podcast'u, gal reikia čia tinklalaidę, gal reikia labai lietuviškai gražiai kalbėti, bet jo, mano kalboje visai nemažai yra tų anglizmų ir dėl to ir yra, kad darbe daug mes jų vartojam ir tas neatsiejama nuo mūsų darbo. Tai aš esu Dovilė, aš kaip ir teisingai pristatyti, turbūt labiausiai save gal įvardinčiau, esu personalo atrankų tokia profesionalė, galbūt ekspertė galima būtų pavadinti, nes dirbau su skirtingom atrankom tiek in-house, tiek agentūroje, su skirtingais vadovais, skirtingos netgi pozicijose, nuo specialisto iki vadovo. Ir prie to gal pridėčiau tokią, aš save laikau labai tokia to įtraukties entuziastę, skatinu ir tikrai palaikau visada įvairovę komandose ir man atrodo, tai to mano kaip rekrūterio, sakykime, darbo dalis. Įtraukti įvairius žmonės, suteikti jiems galimybės ir kuo mažiau mažinti kuo labiau mažinti tas stigmas, kurios turi, sakykime, kartais vadovai. Okay. Tai gal siūlau pradėti nuo tokio platesnio pobūdžio klausimo apskritai apie darbo rinką. Tai kaip apibūdintum dabartinę situaciją Lietuvos darbo rinkoje? Ką tu matai, ką pastebi? Tai dabartinė darbo rinka, aš sakyčiau, jinai pasikeitė nuo to, ką turėjom prieš kokį 5 metį. Man atrodo, dabar gerokai stabilesnė. Pasiūlymų tikrai daug mažiau nei prieš tus 5 metus, turbūt kai čia buvo covidiniai ta pandemijos laikotarpis, kai organizacijos samdėsi tikrai labai daug darbuotojų, dabar yra gerokai ramiau. Man atrodo, organizacijos pradėjo gal skaičiuoti labiau, ko mums iš tiesų reikia, kiek mums reikėtų etatų, susidėlioti tokį kaip efektyvesnį planą. Kitas dalykas, čia dauguma bijo, kad dirbtinis intelektas pakeis darbuotoją, ar ne? Man atrodo, gal aš kitaip perfrazuočiau, kad tai nėra, kad pakeičia dirbtinis intelektas, bet dirbtinis intelektas padeda dirbti žmonėms efektyviau ir taip savaime gaunasi, kad žmogus daugiau gali padaryti. Ir tada, jeigu nori pasiekti tą patį rezultatą, tau reikia mažiau darbuotojų. Tai tas iš tiesų jaučiasi, kad kandidatų daug daugiau, tai reiškia pasiūlymų mažiau, kandidatai nebėra taip gaudomi, kaip buvo, sakau, prieš kokius 5 metus, kada net atsimenu agentūrą sakydavo stokit į eilę, nes ta prasme tiek yra pasiūlymų, tiek yra atrankų atvirų, kad jie negali apsimti iš karto ar ne, daryti atranką. Tai dabar ne, kandidatai vėl pradėjo aplikuoti ir man atrodo, šiek tiek sumažėjo ta kova už talentus. Ok. O kokių
pokyčių pastebi kandidatų lūkesčiuose, pavyzdžiui, palyginus su situacija prieš, nežinau, 3 metus, 5 metus? Jo, aš kažkaip galvoju ir mes tą klausimą ir organizaciją esame aptarinėję, kaip keičiasi tie lūkesčiai, nes ar nauja karta tarsi ateina, ar ne, vis daugiau ir daugiau darbuotojų naujos kartos. Tai jeigu lyginant prieš kokius 3 metus, mes gal dar neturėjom nusistovėjusių tų tokių finansinių vadinamų benefitų, kurie buvo kaip ir norma. Dabar, pavyzdžiui, toks kaip sveikatos draudimas, jis yra net nebeklausia, ar turit, nes neturėti, tai yra tiesiog neturėti higienos, ar ne, kažkokios nepasidaryti beisikų visą. Tai tie tokie baziniai dalykai jau yra must, o kas galbūt keitėsi per 3 metų, tai jeigu mes prieš 3 metus turėjom normą dirbti iš namų, tos normos mes nebeturim. Ir dabar vėl žmonės nori ir klausia, kokios galimybės dirbti iš namų, ir kartais darbdavys nenori leisti, arba nori leisti ribotai, turėti taisyklės. Tai gal tas irgi stipriai pasikeitė, kad žmonės sako, o aš vis tik noriu toliau dirbti taip laisvai, hibridinio, arba aš vis remote, ar ne. Tai tą galima pastebėti, kaip grįžtame prie senų įpročių, bet žmonėms labai patiko ta laisvė ir jie norėtų jos turėti daugiau. Kas dar galbūt iš tokių naujesnių dalykų, tai kartais ypatingai, jeigu darbas su kažkokiom mažesnėm, startupinėm įmonėm, tai kartais prašo kažkokios dalies akcijų. Aukštesnės kvalifikacijos kandidatai sako, nori jau turėti kaip link partnerystės organizacijos. Tai irgi mums buvo prieš keletą metų tai tokia naujovė, nes iš tiesų seniau žmonės, kaip samdomas darbuotojas, tu nesikesinai ar ne, kažkokią tai didesnę dalį organizacijos. Tai tokius gal pagrindinius dalykus, aišku, labai svarbu ir ypač naujai kartai jie labai nori turėti paketą ugdymui, tą learning package kažkokį, tai tos organizacijos, kurios suteikia kažkokį tai biudžetą, tai jos išlošia, nes dabartinis kandidatas, jeigu, sakykime, man jauną profesionalą, jis nemato savo ateities organizacijų, jeigu tai nėra investuojama. O kas dar svarbu jauniem kandidatam? Nes tikrai mes iš įsitraukimo tyrimų matom, kad Z karta kelia iššūkių vadovams, kelia iššūkių kolegoms, o kokių iššūkių atsiranda atrankose? Tai čia turbūt jau gal toks kaip mitas, kaip stereotipas, bet tikrai nauja karta viską daro greičiau. Ir jie nori greitesnio rezultato. Jie nori greito augimo ir būna atrankose klausia, o kas toliau? Ir tarsi vadovai piktinasi, dar negavo šitos pozicijos, jau klausia, kas toliau, ar ne? Bet tas klausimas visiškai yra, sakykime, jiems jų kartai natūralus, nes jie planuoja ateitį, jie nori žinoti, koks jų kelias, kokius laiptelius jie turi įveikti, kad jie pasiektų tą tikslą savo ir koks tas jų galėtų būti tikslas. Tai man atrodo, kad tas klausimas kylantis jiems yra visai natūralus, svarbu, kad organizacijos turėtų paruoštas atsakymus į tokį klausimą. Ir aš nemanau, kad visais atvejais reikia turėti kažkaip tai jiems suplanuotą sekančią vietą, poziciją, kaip pakelti rolėje, tai nebūtinai tai. Bet tikrai rekomenduojama pasidaryti tam tikrus laiptus, kaip tas jaunas specialistas galėtų augti. Kas jiems dar svarbu? Jiems tikrai svarbu yra šeimos ir tas arba laisvalaikio ar darbo balansas, work-life balance vadinamas. Tai jie nori turėti laiko savo, laiko šeimai. Nebėra tie, kurie tenais viršvalandžius visada dirbs ir netars nei žodžio, ar ne, gal tyliai pabumbės. Jie tikriausiai pasakys, jeigu tai bus. Tai man atrodo, ta karta labiau vertina ir labiau myli save, galvoja apie tai, kas jiems yra malonu, ir tai reiškia, kad jie tiesiog galės bus produktyvesnė darbe. Tai išlošia, man atrodo, abi pusės. Ir iš tokių galbūt irgi pastebėjimų dauguma nori tokio darbo, kuris būtų prasmingas. Prasmingas darbas, prasminga organizacija, jiems labai svarbu vertybės, kokios organizacijos, ar ne. Gal ir ta cancel kultūra šiek tiek duoda įtakos, kai žmonės pamato, kad organizacija prisidirba,
arba kažkaip nekaip nuskamba, tada jau nebenori tą organizaciją dirbti. Tai jiems yra svarbu, kad tas darbdavys būtų patikimas, gerą vardą nešantis rinkoje, tokį, neturėtų kažkokio šleifo blogo, ar ne? Tai vat, man atrodo, tokie esminiai dalykai, kas tai naujai kartai yra svarbu ir kaip jie atsirenka darbdavį, jie irgi renkas, jie neis bet kur. Bet aš taip, girdžiu, iš to, ką sakai, ir tas labai siejasi su mūsų tyrimais ir tyrimo rezultatais, kad apskritai įmonės įvaizdis, jisai svarbus ne tik tiem, jauniesiems kandidatams, bet apskritai žmonėms labai svarbu žinoti, kad jų įmonė yra sėkminga, kad jinai bus sėkminga ateityje, kad turi gerą reputaciją ir tai labiausiai siejasi su tuo, kad žmonės yra linkę rekomenduoti savo įmonę kitiems kaip darbdavį. Nes toks ryšys yra stipriausias būtent su įvaizdžio komponentu. Ir man atrodo, tos organizacijos, kurios galvoja, jeigu dar yra tokių, kurie galvoja, kad į tą employer brandingą neverta čia investuoti, tai yra kažkoksai, nežinau, antra rūšis kažkoks tikslas, tai ją pralošia, nes employer brandingas yra labai svarbus ir ne tik ta prasme, kokį mes šūkį nešam. Žmonės kalba, arba kaip ir sakai, rekomenduoja arba nerekomenduoja, kokie atsiliepimai apie tą organizaciją. Tai ir yra, tie mūsų darbuotojai, vidiniai organizacijų darbuotojai dažniausiai yra geriausias tas reklamos, sakykime, kažkoks tulsas, į kur reikia investuoti. Iš esmės, tokie kaip ir įmonės ambasadoriai. Taip. Taip. O kalbant apie atrankos procesą, tokį šiandieninį, kaip keičiasi atrankos procesas, kiek jisai dabar yra, pavyzdžiui, skaitmenizuotas ar automatizuotas, kiek ten yra DI ir panašiai? Turbūt galima labiausiai kalbėti apie tas organizacijas Lietuvoje arba bendrai, aš esu dirbusi daugiau korporacijas, ar ne? Tai norėčiau pasigirti, kad yra skaitmenizuotas, labai šiuolaikiškas procesas, bet deja mes ganėtinai mėgstam tą seną, gerą, patikrintą metodiką ir labai sunkiai paleidžiam įprastus būdus. Tai po truputį tikrai dar nėra tiek, kiek galėtų būti, kiek jau yra, sakykime, išrasta tų toolsų, kuriais galim būtų naudotis, bet tikrai organizacijos po truputėlį, ypatingai jeigu naudoja kažkokį tą vadinamą applicant tracking system, jie vis pasiūlo būdų, kaip pagreitinti tą procesą naudojant tą sistemą. Tai kaip pavyzdžiui, tenais interviu transkribavimas, kad nebereikėtų visą susitikimą rašyti, galvoti, nepraleisti, prašyti pakartoti. Tu gali tada bendrauti su kandidatu akis į akį, tenais gali netgi po to sutraukti, tau santrauką parašyti pagal tavo turimus klausimus. Tai tuos paprastus tokius toolsus naudoja. Kita vertus, didelės organizacijos, korporacijose nėra taip paprasta, kad sugalvojai ir įsiinstaliavai tą programėlę ir naudojasi. Ne, tu turi praeiti visokius ten security ir kitus dalykus. Ir mažai patikimumo turinčios, nepatikrintos programėlės, jos taip nėra, kad lengvai ateina į organizaciją. Tai tas galbūt apsunkina. Tai sakyčiau, labai lėtai ateina į atrankas skaitmenizuoti sprendimai, nebent tie, kurie jau akivaizdžiai palengvina darbą ir pagreitina, sakykime, prieimą prie rezultato. Bet vis tik tas žmogiškasis faktorius, jisai yra vertingas tame. Kandidatai nori bendrauti su žmogum. Jie nori grįžtamo ryšio iš žmogaus, kuris bendravo, ne iš roboto, kuris sugeneravo kažką labai gražiai, kur kartais gal net ir gali neatskirti. Tikiu, kad tikrai šiais laikais žmonės nebeatskiria, ar tai rašyta roboto, ar tai rašyta žmogaus, bet vis tiek tas tarpusavio ryšys kandidatam ir, man atrodo, ir organizacijai, žinant gerus kandidatus, yra svarbus. Aš dar galvoju, prieš keletą metų buvo tema tokia, kad atrankas vykdys robotai, kad bus kažkoks įrašytas avataras ir jisai tave kalbins ir paskui irgi automatiškai transkribuos ir panašiai, bet iš tavęs girdžiu, kad žmogiškasis kontaktas vis tiek yra labai svarbus. Aš nežinau, kiek robotai gali patobulėti ateityje. Galbūt jie tikrai gali labai patobulėti ant tiek, kad mes ar sunkiai atskirsime, ar ten verčiau rinksimės robotą, bet šiandien dienai, kokį 10 metų priekį, aš nematau, kad pakeistų atrankos specialistą kažkoks robotas.
Nes netgi iš kandidatų kartais jie piktinasi, jeigu jie supranta, kad buvo, pavyzdžiui, pirminis filtras padarytas AI-jaus, jie piktinasi. Nes jie įsitikinę, kad jisai suklydo, ar ne? Tarsi žmogus negalėjo suklysti, AI galėjo suklysti. Ir aš suprantu dėl ko, nes kartais tu tos žodžius gali sinonimais paversti, ar ne? Ir ten jeigu kažkaip įvesta į kodą, kad ieškok .net su tašku, o jis parašė be taško, na, tai viskas, ar ne? Tarsi bus klaida. Tai kandidatai mieliau irgi kol kas dar renkasi bendravimą su žmogum. Apskritai, aš galvoju, kiek galima pasitikėti tokiais dirbtinio intelekto sprendimais atrankose ir kiek būtinas ir kur būtinas žmogaus vertinimas, kaip tau atrodo? Aš galvočiau, kaip ir paminėjau, turbūt tas pirminis filtras, jis kartais gali būti klaidingas, bet reikia suprasti, kodėl organizacijos tai naudoja. Jeigu mes turim kažkokią atranką, kuri yra labai patraukli, gaunama ten virš 500 CV, tu tiesiog fiziškai neturi laiko ir iš tiesų tai yra tiesiog išteklių švaistymas. Nes, sėdėti žmogui kažkokį visą dieną, ir tiesiog skryninti CV, tai puikiai gali padaryti robotas. Tai turbūt šitoj vietoj svarbu atsifiltruoti tos pirminius geresnius ir, sakykime, nelabiau tinkamus kandidatus, atskirti. Tai čia svarbu įsivertinti, ar aš turiu pakankamai tų kandidatų, kurie, sakykime, gali tikti į poziciją. Jeigu taip, tai tada galbūt tas pirminis filtras robotų ir visai jisai ir naudingas, ar ne? O vėlesniuose etapuose aš tiesiog galvočiau, kad vis tik yra dar šiandien mes neturim tokio roboto sukurto, kuris įvertintų tam tikras savybės, kompetencijas. Vis tiek vadovai nori pamatyti žmogų, padaryti tą mečą. Tai dar tikrai daug tų etapų, kuriuose reikėtų bent viename iš jų įtraukti žmogų. Šiaip gal visai būtų įdomus eksperimentas padaryti atranką tik su robotu ir pasižiūrėti, ką atvestų organizacija robotas, lyginant su atrankų specialistu. Gal visai įdomi idėja, ką galima būtų pabandyti. Bet aš galvoju, ar nebūtų tokiu atveju tokių etinių įvairiausių dilemų, taikant dirbtinį intelektą? Aš galvočiau, kad tos etinės dilemos turbūt labiausiai ir atsiranda tada, kai kandidatas nežino, kad su juo, sakykime, dirba robotas. Nes aš čia dalyvau vienoje konferencijoje ir ten pristatė, kad dabar yra tas avataras, kuris gali kalbėti su klientu, gali kalbėti su kandidatu ir tu net nesupranti, kad čia ne Dovilė kalba, ar ne? Nes viską taip pat kaip Dovilė daro, gal ten kokius žodžius keistai tarė. Bet visa kita, jinai taip pat ir atrodo ir taip pat galbūt ir sėdi toj pačioje aplinkoje prastoje. Tai man atrodo etiška būtų informuoti kandidatą, kad kandidatas bus, pavyzdžiui, pirminis filtras yra atliekamas ten intelekto dirbtinio, kad galbūt kalbasi su dirbtiniu intelektu, kad kokie jo šansai yra bekalbant būti atrinktam. Ar dirbtinis intelektas tik kalbina, ar jis ir po to filtruoja. Tą, man atrodo, yra svarbu suprasti. Ir šitoj vietoj kandidatas neturėtų, spėlioti, ar ne, ar čia mane atrinko žmogus ar ne žmogus, ar čia aš galiu dar tartis, ar galiu gauti feedbacką kažkokį, ar ne. Tai man atrodo, čia ta pagrindinė ir yra etika, o kitas toksai galbūt etinis klausimas, kuris, man atrodo, ir ganėtinai svarbus ir dažniausiai tie AI-jaus propaguotojai ir aiškina, kad ta dilema tikriausiai yra išlikusi, kur ten, pavyzdžiui, rekomenduoja kelti kokį nors, tarkim, kad ir CV į ChatGPT ir paklausti, kokių man klausimų klausti, ar ne? Tai žmogaus duomenis, ar tai yra etiška, ar ne? Vėlgi, jis turi duoti sutikimą ir įsivertinti, ar mes galim tai daryti. Tai gal aš tokius pagrindinius etikos klausimus ir matyčiau, dirbant su dirbtiniu intelektu. Bet jeigu viskas skaidru, viskas atvira, žmogus sutinka, tai aš manau, kuriais atvejais tikrai galima ir išlošti šitoj vietoj. Tikrai, manau, galima aplenkti įvairius biasus ir ko dažnai žmogus, kad ir kaip nenori, bet kartais vis tiek išlenda. Nes aš klausau tavęs ir man tokios yra dvi mintis. Viena yra mintis apie tos vadovus, kur kartais būna pasako,
aš iš rankos paspaudimo sprendžiu, ar tinka, ar netinka. Man viskas aišku, man čia nereikia jokios papildomos info, čia nereikia iš rekruterio jokios pagalbos ar CV, aš matau, vat, sutampa, nežinau, auros ar dar kažkas. Tai čia vienas. O kitas, aš tokia įsivaizduoju, nežinau, utopinė arba gal labiau distopinė situacija, kai avataras rekruterio šnekasi su žmogaus avataru. Nes ne tik rekruteris gali pasidaryti avatarą. Ir kas tada dirbtinis intelektas prieš kitą dirbtinį intelektą ir kas čia laimės. Jo, ir iš tikrųjų tada labai įdomu, tai ką mes vertinam, ne, ką tie avatarai du vertina. Nes vis tiek turbūt dabar, ypatingai dabar, vis mažiau žiūrima į konkretų CV, kokius mokslus baigė, ten kokią organizaciją, kiek laiko pradirbo. Daugiau, sakykime, šiuolaikiškų organizacijų stengiasi nekreipti dėmesio į stereotipus. Ne, va, tai pavyzdžiui, 2 metus nedirbo, buvo motinystės atostogas, prieš kiek metų, kokius 10 ar daugiau būdavo, tai čia yra red flagas, kaip aš imsiu moterį, kuri ar ten vyrą, kuris 2 metus nedirbo, tai ką jis dabar moka, ką jis sugeba, ar ne? O dabar, tai jau tas baisas seniausiai nebegalioja, man atrodo, organizacijos tikrai priima mamas užauginusios vaikus, drąsiai į organizaciją sugrįžti. Tai vat, svarbu įsivertinti irgi tos tokius dalykus, kurie galbūt gali žmogui pakišti koją įsivertinant kandidatą. Tai ir tas vadovas, jeigu spaudžia ranką ir jam jisai jau tinka, tai jau nuskaitė. Bet įdomu, pagal kokius kriterijus jisai įvertina, nes dažniausiai mes turint atranką, mes turim kriterijus. Jeigu mes neturim kriterijų, tai vėlgi, ko mes ieškam, tai, ne? Tai kiekvienas vadovas turi turėti tos kriterijus ir stengtis įsivertinti tik tai pagal tuos kriterijus, kurie yra. Ir aš tikrai suprantu, kad kai tu gauni gražų CV su fainu universitetu, kur tu gal norėjai lankyti arba tu lankėjai ir tu čia bus gerai, bet reikia savęs tą vietą stabdyti, nebūtinai. Ir reikia pagalvoti, ar man reikia šitą universitetą, šitą poziciją, gal man reikia tik tai tų kriterijų, kuriuos aš įsivardėjau. Tai vat, man atrodo, kad kai vadovas pasako, kad aš paspaudžiu ranką ir aš suprantu, man tinka ar netinka, tai pirmas dalykas, ką jis sako, kad aš esu subjektyvus. Sakei, mažiau žiūrima į CV, bet aš vakar dar atsidariau CV online, pasižiūrėt, skelbimas, ko ieško, kaip ieško ir panašiai. Ir dar yra prašymo atsiųsti motyvacinį laišką. Ir galvoju, ar tai nėra tokia seniena, nes jau mano laikais, kai aš dirbau personalo vadovė, o tai buvo dar 2000-ųjų, jau tada aš gaudavau tokius visiškai šabloninius motyvacinius laiškus, kur tik tai rašydavo įmonės pavadinimą, pakeisdavo vardą ir tu skaitai jau 5 ar 6 ar 10 tokį pat ir galvoji, bet dabar galvoju su dirbtinio intelektu, taigi iš vis, kiek jie yra prasmingi, kiek apskritai jie yra taikomi, kodėl įmonės prašo? Tikrai įmonės prašo, bet kaip ir sakiau, procesas nesikeičia taip greitai, kaip norėtis, ar ne? Man atrodo, kai kuriuose vietose tikrai jį galima tobulinti ir atsidarius karjeros puslapį organizacijų, tu matai, kad šito nereikia, o kam šitas? Kyla klausimų, tai aš taip sakyčiau taip, tu visiškai teisi, kad motyvacinį laišką parašyti šiandien dienai, man atrodo, ChatGPT geresnį parašyti nei aš. Nes jisai tikrai labai gražiai sudėliotų mintis, jeigu tu nesi ten rašytojas puikus, tai ChatGPT už tai padarys. Ir tada vėlgi, koks to tikslas. Ir ypatingai, jeigu jūs prisiunčia keletą kandidatų, tu skaitai ir visi tą motyvaciniam laiške parašo tikrai labai gražius dalykus, ar ne? Tai motyvacija ir toliau yra labai svarbi ir darbdaviai labai noriai ją vertina ir tai vienas iš pagrindinių kriterijų pradedant dirbti. Kai kurie vadovai net sako, geriau neturi kompetencijų, bet turi motyvacijos, aš jį išmokysiu. Bet tą motyvaciją verčiau įsivertinti kitais metodais. Yra ir paprasčiausių pokalbių supratimų, kodėl tas žmogus nori ateiti ar ne, ir tu matai, kaip jis reaguoja, tu matai, kokias vertybės deklaruoja, kokie argumentai. Šiaip žmonės gana dažnai ir pasako tikruosius savo argumentus. Kaip daugumai įsivaizduoja, kad kandidatai visada meluoja, tai nebūtinai. Kartais kandidatai labai atvirai ir pasako, tiesiog nori daugiau pinigų, arba tiesiog nerandu kito darbo. Labai tiesiai šviesiai ir kartais tu galvoji, radikalonės, gal ir gerai, atviras. Jo, ir vertinant tą dalyką.
Taip pat yra asmenybės testai, tu puikiai žinai. Mhm. Asmenybės testais irgi galima įsivertinti žmogaus norą dirbti vienoje ar kitoje srityje, suprasti, kokia sritis jam priimtina, kiek jam seksis toje srityje. Tai aš taip sakyčiau, kad motyvaciniai laiškai turbūt yra labiau laiko švaistimas nei nauda. Ir tikrai jie nėra didelė pridėtinė vertė. Gal tiesiog tai kažkokiu mažu laipsnių parodo, kiek žmogus nori tos pozicijos, kad įdėjo laiko ir sugeneravo tą motyvacinį laišką, ar ne, jį ten išsaugojo, atsiuntė ir panašiai. Bet iš esmės tai tikrai nebūtinai parodo žmogaus motyvaciją. O praktinės užduotis įvairiausios namų darbai, kuriuos duoda ir panašiai, kiek jie turi vertės? Aš manau, kad jie tikrai turi vertės, nes yra tokių pozicijų, kur be įsivertinimo, kaip žmogui seksis tam darbe, yra ganėtinai sudėtinga suprasti vien iš pokalbio. Tu gali suprasti, kaip galbūt pardavėjui, vadovui, galbūt seksis pozicijoje, bet yra ganėtinai sudėtinga suprasti, kaip pavyzdžiui, koks dėžučių lankstytojų, ar neseksis lankstyti dėžutes. Tai tiesiog duoda interviu metu, lankstyk vietoj dėžutę, kiek jis kruopšytas, juosteles užlenkia, lipdukus užklijuoja, tą kruopštumą įsivertinti, arba kalbą patikrinti, ar ne? Tai vienas tokių labiausiai hardinių dalykų, kur tu labai lengvai gali patikrinti užduotimi, ten įvairius IT ar ten inžineriniai klausimai, kurie irgi iš esmės interviu metu ta užduotis, tu tiesiai šviesiai klausi tų ne tik tai apie patį žmogų ir patirtį, bet kaip jisai supranta tą dalyką. Tai aš manau, kad tas yra ir labai vertinga ir dažniausiai tiesiog kai kurios pozicijos be to negali apsieiti. Ok. Užsiminė apie asmenybės testus, taip mane kažkaip suintrigavai. Kiek apskritai asmenybės testai, kiek jie naudojami atrankose? Tai atrankose įvairiai. Iš tikrųjų yra organizacijos, kurios pasidaro tokį procesą, kur visiems be išimties taikomi asmenybės testai, tam, kad jie galbūt nori vieno kalibro, arba nebūtinai vieno kalibro, bet tam tikro tipo žmonių įsivertinti, sakykime, kažkokius red flagus, kai kurie tiesiog nori suprasti, kaip dirbti su juo, ne dėl to, kad čia atrankai bus vėliau, kai jis bus darbuotojas, įsivertinti, kaip jį auginti. Tai kai kurios organizacijos turi tokį procesą, o kiti būna, kad dauguma vadovų iš tikrųjų ganėtinai nori įvertinti savo darbuotojus. Aš kažkaip galvoju, aš esu sutikus tokį vadovą, kuris sakytų, ne, man čia neįdomu arba kažkaip nereikalinga. Tai dažniausiai kliūtis nebent būna finansinė, kad nenorim skirti lėšų tam, bet daugumai yra svarbu tai įsivertinti. Aišku, yra tokių pozicijų, kur asmenybė visiškai yra gal kokioj 3. ar 4. vietoj, kur jau, jeigu kalbėtume apie kritinės rolės, arba kurios yra labai paklausios, kur jau sako, man asmenybė nesvarbu, svarbu tiesiog daro savo darbą gerai. Ir buvo tikrai toks etapas, kur mes turėjom labai senior IT specialistų ir tie specialistai sau leisdavo visokie būti. Bet darbdavys imdavo ir tokius. Tai aš manau, kad asmenybės testai tikrai yra geras papildomas informacijos šaltinis. Aišku, čia turėtų būti atsargiai naudokite lentelę, ar ne? Visų pirma, kokie tie testai? Jie turi būti būtinai standartizuoti, validuoti, patikimi, nes susigūglinti kažkur internete nemokamą versiją Big Five, kelių klausimų kažkokį ir ten išmeta tau visą analizę. Aš manau, kad tokiu atveju pasidaryti daugiau bėdos nei naudos. Kitas dalykas, kaip mes tos rezultatus interpretuojame, klišių neklijuoti kažkokių žmonėms tenais etikečių ar tenais, kad taip, tik tai taip ir ne kitaip, kas nėra tiesa, ar ne? Asmenybės testas turbūt parodo kažkokias tokias raudonasias zonas, ties kur žmogus galbūt silpnesnis. Ir iš tiesų, mano patirtį, kiek teko dirbti su jais, tai kandidatai, jeigu tu jiems aptari tos rezultatus, jie gana dažnai ir pripažįsta ir sako, kad aš žinau, man sunku valdyti stresą, aš su to dirbu ir tai yra, sakykime, tai yra mano improvement area. Ir tiesiog tai leidžia suprasti, kiek žmogus save pažįsta, tai leidžia suprasti, kur vadovui dirbti, tai leidžia susitarimus galbūt netgi padaryti tam tikrus su žmogumi ir jau saugiau pradėti tą darbą vietoj to, kad tu šiek tiek gauni tokią, ką te maiše, nelabai žinai, kas ten iš tikrųjų per žmogus ir nuo ko čia pradėti.
Tai aš manau, kad tai yra papildomas. Aišku, vien tik iš to, kai kurie žmonės galvoja, vat atmesiu ir ar tenais priimsiu, nes testas gerai parodė ir čia nereikia daugiau etapų. Tai aš manau, būtų per daug rizikinga, bet kaip papildomas informacijos šaltinis, tai jisai tikrai vertingas ir duoda naudos. O kaip manai, kaip dar galima sumažinti tą katės maiše efektą? Na, pavyzdžiui, kaip įsivertinti ir kaip įvertinti vertybę žmogaus ar kompetencijas atrankos metu? Kompetencijas tai be abejonės visada vertina ir man atrodo, čia vienas toksai labiausiai patikrintų dalykų, kad svarbu suprasti žmogaus kompetencijas, ką jisai galės iš tikrųjų padaryti, ne kur jisai ten kokią organizaciją dirbo, ar ne kokį tenai, sakykime, projektą stebėjo, kas irgi kartais pasako, kad tai būna kalba ir ten pradeda mes, ir sakau, kas tie mes? Ai, tai mano kolegos darė, aš tenais vos nekavo, Aš šalia stovėjau. Jo, tai tada tu įsigilini, kiek jis iš tikrųjų tos užduoties darė. Bet taip, kompetencijas tikrinti yra svarbu ir dažniausiai tai yra situaciniai klausimai, kurie labai aiškiai ir leidžia suprasti, kiek tas žmogus iš tiesų darė to darbo. Ne tik tai stebėjo, ne tik tai žino apie tokį projektą, bet kiek jis iš tikrųjų hands-on prisidėjo, kokį rezultatą pasiekė, kokias klaidas išmoko. Prašyti pavyzdžių, ne tai, kad situacijų, kaip ir paminėjau, situaciniai, bet turėjau omeny labiau tie tokie, kas iš tiesų įvyko. Ne kaip tu elgtumės, jeigu būtų taip ar taip, bet kas buvo, papasakok man. Tai tas iš tikrųjų parodo tas tokias kompetencijas. Man atrodo visai neblogai, nors dauguma kritiškai vertina rekomendacijų rinkimą, nes tai žmogus duos tik tai kontaktą žmogaus, su kuriuo labai gerai sutarė, kuris ten tikrai pasakys geriausius dalykus. Bet aš manau, tinkamai surinktos rekomendacijos duoda naudos, nes netgi jeigu žmogus duoda ten super gero kolegos kontaktą, to super gero kolegos išklausti reikia taip, kad jis paduotų informaciją ir kur žmogus turėtų pasitaisyti. Visi pasako tos dalykus, kur žmogui tam kandidatui reikia pasitempti, ar ne? Tai toks, ir jeigu tu matai 3 apklausimą taip pat, ar ne, tai gali daryti kažkokias išvadas, ar ne? Tai rekomendacijų rinkimas, man atrodo, labai svarbus. Kitas dalykas, kai kurie mėgsta tą vertybinę ar kultūrinį fitą pasitikrinti, atvesdami į pokalbį kolegą, pavyzdžiui, būsimą pyrsą, ar ne? Arba pasidaro netgi tokį su visų kolegom susitikimą kaip trial day. Suprasti, pajausti, ar čia jam, ar čia ne jam. Toksai pasitikrinimas tiek kandidatui, tiek darbdaviui gali būti irgi naudingas. Tai yra iš tikrųjų tokių būdų, bet jie visi, matai, tokie apie interakciją su žmogum, apie tai, kad tą žmogų reikia pajausti vertybiškai, ar tau yra mečas, ar nėra. Kartais net sunku paaiškinti žodžiais. Tas gut feelingas toks stiprus. Bet aš visada rekomenduoju paklausti gut feelingo, apie ką čia jisai. Ar čia yra biasas, ar čia mano kažkokie tai įsitikinimai, ar čia vis tik iš tikrųjų aš jaučiu, kad šitoj vietoj tam žmogui neseks, nes ir geriausia sutikti tą grįžtamą ryšį labai nuoširdžiai pasakyti, žiūrėk, ten, nežinau, mūsų komandai, sakykime, visi nuolatos eina out, ar tau bus gerai, jie nuolatos tai kvies. Susitinka visi ofise, ten, sakykim, 3 dienas per savaitę, ar tu irgi okei su tuo, kad tau reikia susitikti su jais. Tai tiesiog atvirom kortom žaisti ir tos sandarius daryti tiesiog labai skaidriai. Labai skaidriai. O, Dovilė, kokia buvo tavo įsimintiniausia atranka? Gali būti, nežinau, sėkmės pavyzdys arba kaip tik toks visiškai feilas. Aš turiu tokį pavyzdį, kurį esu ir savo tikrai komandos nariams pasakojus, man jis taip stipriai įstrigęs. Galbūt dėl to, kad jis iš manęs pareikalavo labai daug energijos, labai daug pastangų. Tai toks stengsiuosi nepasakoti kliento, čia kai dirbau agentūroje, nepasakoti kliento, nepasakoti kandidato ir panašiai, bet esmė tame, kad aš dariau CFO, tai yra finansų direktoriaus atranką. Ir tada mes ten turėjom, tarp kitko, irgi testavom kandidatus su asmenybės testais ir mums buvo 2 finaliniai kandidatai. Berods juos ir testavom 2. Ir vienas testas parodė tą raudonąją liniją, ten tą raudonąją, kur melo skalė šviečia, kai žmogus nenuosekliai pildė tos atsakymus. Ir vis tiek darbdavys nusprendė pasirinkti tą
nors jam abu labai patiko, viskas tiko, bet aš dabar nebeatsimenu tikro argumento, kas tenais kodėl, bet pasirinko tą moterį, kuri raudonai ten užpildė tą testą. Ir jinai pirmą darbo dieną jau man skambina ir sako, Dovilė, žinok, čia viskas labai blogai. Čia man stalo nėra, čia kolegos apkalbinėja, čia ten, žodžiu, labai daug blogų dalykų. Nu, aš ten nebandžiau, tai gal pasikalbėk su vadovu, ten tas standartinius patarimus daviau ir jinai, bet jau man kažkaip viduje nebuvo gerai, jau galvoju, kažkas čia nebus gerai. Ir jinai, iš tikrųjų, jinai išdirbo tenais nepilną savaitę, metė tą darbą. Ir tais laikais, aš nežinau, kaip dabar agentūros konstruoja tos atlyginimus ir bonusinės sistemas, bet buvo taip, jeigu yra tas replacementas vadinamas, tu turi tada tiesiog išminusuoti tavo atlygį. Ir man toksai buvo, nes tai buvo vadovo atranka, visi supranta, kad jinai brangi ir tai buvo vienas mano bazinių atlygio ta dalis ir man toks buvo didelis stresas ir aš galvoju, ką man dabar daryti, nes nuo nulio daryti atranką, tai ką, 2-3 mėnesiai vėl, ar ne? Ir aš paskambinau tai, vadinamai, tai antros vietos laimėtojai ir aš jai sakau, tai va, vėl atvira atranka, aišku, suderinta buvo su vadovu. Ir jinai iš pradžių, ne, tai mane aš nepasirinko, reiškia, aš esu netinkama, bet aš nieko nemeluodama iš tikrųjų pasakiau, jūs buvot abi dvi tinkamos ir tiesiog turėjo kažkurį vieną pasirinkti, nes negalėjo buvo užimti tos pačios pozicijos, ar ne? Tai žodžiu, galiausiai mes ir šiaip labai kažkaip gerai susivaibinom, turėjom tą tokį bendrą ryšį, tai mums visai pavyko sutarti ir jis sako, nu gerai, pabandysiu. Ir neatėjo ten labai greitai, ten nepraėjo nei gal savaitę. Ir žodžiu, ir jinai išdirbo, aišku, aš jau jai tada nupasakau, ko tikėtis. Pasakiau, kodėl tam kandidatui netiko ir panašiai. Čia vat irgi man dar tada turbūt nepatyrusiai tokia kaip ir pamoka, kad kuo geriau įvesti kandidatą į būsimą darbovietę ir kuo geriau paruošti vadovą, ar ne? Tokiu atveju turbūt gal net griebčiau telefoną, dabar skambinčiau vadovai, sakyčiau, reikia to, trūksta tų dalykų, kada bus, sutarkit ir panašiai. Tai va, tai man tas labai stipriai įstrigo, nes toksai visai didžiavausi tuo metu, kad pavyko, nes tai parodo, tą tokį mano norą tuo metu tikrai labai siekiau savo tikslo ir tą tikslą pasiekiau greitai. Tai va, tai turbūt viena tokių įsimintiniausių. O šiaip tokių atrankų, kur kandidatai neteina, kandidatai ten kažkaip provokuoja, kandidatai ten net ir buvo įvairių ir pasiūlymų ir visokių tų pokalbių su kandidatais tikrai yra buvę. Ir persekiojimas yra buvęs, kur mane persekiojo paskui kandidatas jo. Tai jų yra buvę, bet tuo, man atrodo, yra žavus darbas, nes tai yra labai įvairių žmonės, tikrai labai. O galvoju, žinai, ar būna tokių, kai kažko paklausi ir labai juokingai atsako ir reikia laikyti tokį poker face ir ar nelaikai poker face ir juokies? Turbūt aš jau pati taip, sakykime, atrankas ganėtinai, pati, kad daryčiau atrankas ganėtinai seniai dariau, daugiau dirbau dabar paskutiniu metu su procesais, bet aišku, visokių tų situacijų, ypač kai tu esi šviežias, kai tu tik tai pradedi savo darbą, tai ir tikiu, kad ir buvo, kai kandidatai iš manęs norėjo juoktis, nes kai tave pastato į sakykime, dirbti darbą, kurio tu tik pradedi ir tikrai agentūra yra superinė mokykla, nes kartais esi į tokį šaltą vandenį įmestas, kur tu turi tiesiog išplaukti. Tai kai kurių dalykų ir nežinojau, bet aš turiu tokį ir patarimą galbūt jauniesiems specialistams nebijot pasakyti, kad tu nežinai. Ir tai yra visiškai normalu nežinoti, nes tai nėra mano tiesioginis darbas, sakykime, kažką kodą rašyti ar ne, ar ten kažkokius tai sprendimus ieškoti, tai aš tiesiog klausinėju ir per tą klausinėjimą gal kartais ir pat ir mokausi. Tai, bet tų situacijų, kad nori ten kažkaip tai iš kandidato atsakymo galbūt pasijuokti, turbūt yra buvę, dabar gal taip neiškyla į galvą kažkoks konkretus atsiminimas, bet turbūt kaip ir su visais žmonėm bendraujant, ar ne, kažkas gali prajuokinti ir tiesiog tu atitinkamai reaguoji. Kandidatai dažnai skundžiasi, ypač LinkedIn'e, vis matau tokius postus, kad negauna grįžtamo ryšio iš vadovų, iš rekrūterių, ten visai prašo postus ilgiausius, skundžiasi. Ką pasakytum ar ką patartum tokiems kandidatams, kaip gauti tą grįžtamą ryšį? Ar ką daryti?
Aš žinau, kad yra tai problema, iš tiesų aš pati pastebėjau, kad organizacijos sau leidžia tiesiog dingti, nesuteikti grįžtamo ryšio. Tai man šiek tiek gal visų pirma keista šiek tiek, kad šiais laikais dar, nu čia toks jau atrodo visiškas pagrindas atrankų. Jau tiek, kaip ir sakai, postų parašyta, prisijuokta iš tų situacijų, kad jau sau leisti nebesugrįžti pas kandidatą, turėtų būti tiesiog su organizacijos neturėtų leisti. O kandidatams aš tiesiog pasakyčiau, paklauskit, nebijokit, ateikit ir paklauskit, aš dalyvau atrankoj, koks mano statusas, ar galiu sužinoti, kodėl mane atmetėt, kokios priežastys, pagal kokius kriterijus vertinote. Tai visiškai nerodo, kad kandidatas yra kažkoks piktas. Aišku, jeigu tu piktai paklausi, tai taip ir atrodys. Ir tikrai yra buvę tokių, kur mes atmetam kandidatą ir jis tada į rekvizitus ten rašo ilgiausią, arba organizacijos vadovui rašo ilgiausią laišką, kaip mane čia atmetė, vertino pagal blogus kriterijus ir panašiai. Bet jeigu jūs gražiai, jūs samdžiusiam ar ten dirbusiam su jumis žmogui parašysit, paklausit grįžtamo ryšio, kas beje dabar labai vertinama, vat irgi dar vienas iš dalykų, ką Z karta labai vertina, tai greitą grįžtamą ryšį. Jiems labai svarbu žinoti, jeigu blogai, tai ką aš blogai padariau ir kaip kitą kartą galiu pasielgti kitaip. Tai tie ryšys grįžtamasis kandidatui yra labai vertingas ir man atrodo, jei neklystu, Boltas buvo pradėjęs daryti prieš kažkiek metų, kad jie ne tik tai rašo atmetimą, bet jie ir parašo priežastis. Ir tas labai padeda kandidatui augti. Tai jau vertė ir dalyvauti tokio atrankoj, kai tu investuoji savo laiką, investuoji savo kažkokias pastangas, žinias ir bent jau gauni tada kažkokį sąžiningą grįžtamą ryšį. Tai nebijoti paklausti, ateiti ir tiesiog sakyti, gal tai netgi tam tikrą prasme ugdys organizacijas, kad nepamiršti. Tu ir pati esi dalyvavus atrankose ir pokalbiuose, ir turbūt jau iš kitos tada stalo pusės matai iš kandidato perspektyvos, kas veikia, kas neveikia. Ar gali plačiau papasakoti? Tai taip gyvenimas sudėlioja, kad ir pačiai tenka dalyvauti atrankose. Ir iš tiesų labai įdomu pabūti kandidatu toj kitoj stalo pusėj, kai tu esi nebuvęs atrankų specialistų, vienaip galbūt matai situacijas, kai tu esi buvęs, matai kitaip tas situacijas. Tai kas veikia, man atrodo, visada veikia, ypatingai jeigu tai, pavyzdžiui, kažkokia agentūra, kuri neužilgo norės ryšio vėl su tavim, labai veikia tas pažadų tesėjimas. Jeigu net ir nepasisekė su šitu kandidatu arba kandidatui su šita įmonė, tai tada verta sugrįžti pas jį, kaip ir kalbėjom, duoti tą grįžtamą ryšį, nuolatos komunikuoti. Tikrai būna tokių situacijų, aš pati žinau, kai būna, kad tu galvoji, kad šią savaitę priimsi sprendimą, bet tu jo nepriimi. Bet tiesiog sugrįžk pas žmogų ir pasakyk, nepriėmėm, nes dar dėliojamės, kartais tikrai visko pasakot negali, žmogui užteks to, kad kitą savaitę sugrįšiu arba informuosiu, kai turėsim žinių, kol kas dar neturiu atsakymų ir panašiai. Tai vat, nepamiršti duoti tą grįžtamą ryšį ir šiaip tiesiog nepamiršti informuoti, komunikuoti žmogui. O kas iš tokių dalykų, kas neveikia? Man atrodo, čia daug kalbėjome apie dirbtinį intelektą, bet aišku, dirbtinis intelektas nuolatos tobulėja, bet kalbant apie kažkokius šablonus, tai tikrai taikymo šablono atrankose nėra efektyvus. Jeigu mes kalbam apie ypatingai kažkokias tai aukštesnės kompetencijos pozicijas arba kažkokias nišines atrankas, personalizuota žinutė visada bus efektyvesnė. Tiek žinutė, tiek aš kartais matau, kaip atrankų specialistai klausinėja labai šabloniškų klausimų, nes neva tai įsivaizduoja, kad visos atrankos turi būti tokios, apie tą patį. Bet tikrai nebūtinai. Gali būti, kad tu galbūt per interviu aptarsi tik tai vieną kažkokį platų klausimą, bet jis taip giliai nueis, kad tau labai atvers daug, kaip kandidatas mąsto, kaip kandidatas komunikuoja, kokios jo vertybės, tam tikrus klausimus atvers. Ir tikrai nėra privaloma apklausti ten visų kažkokių tai standartinių jo klausimų, kurie, tu supranti, kad o kaip tai daro įtaką šitai atrankai.
Tai kuo mažiau to šabloniškumo, kuo daugiau tokio tikrumo, gal gylio, aš va taip va pavadinčiau, tas gylis labai svarbu, nes tada kandidatas jaučiasi, okei, mane vertina ir aš tada tikrai pagalvosiu, kaip vat pasiruošti tam interviu. O klausti tokius paprastus klausimus, tai šiandien dienai visi žmonės gali būti, aš kaip vadinu, gerais kandidatais. Tai gerų kandidatų būti nėra taip sudėtinga būti gerų darbuotojų. Tai kad nebūtų tų situacijų, kada apgauna, tai sakyčiau, reikėtų pasukti galvą ir taip, kaip tas klausimus stalioti. Pakalbėjom nemažai apie praeitį atrankų, kaip jos atrodė anksčiau. O dabar galvoju, pažiūrėkime į priekį, kaip įsivaizduoji, kaip manai, kaip tos atrankos atrodys po 5 metų. 5, 10, pafantazuokim. Jo, 5 metai, tai čia labai nedaug, iš tikrųjų, kai galvoji, kad ten bus proveržis, bet per 5 metus, tai netikiu, kad daug dalykų pasikeis. Aš tikiu, kad taip dirbtinis intelektas vis labiau bus mūsų kasdienybėje. Ir tikiu, kad žmonės vis daugiau jį naudos, bet aš nemanau, kad čia įvyks kažkoks taip proveržis per tą 5 metį. Bet vėl, kaip pradžioj pradėjau, tai aš labai viliuosi, kad per 5 metus ar per 10 metų gal labiau realu, kad šiek tiek patobulėsim tais visais įtraukties klausimais, kad vis daugiau įvairių žmonių galės užimti pozicijas, kad patrauklus bus darbuotojas, ne tik tai jaunas, gražus, perspektyvus, ar ne, bet ir, sakykime, įvairaus amžiaus, įvairios rašės, įvairios sveikatos būklės, kad tie žmonės visi galės rasti savo darbo vietą, nes iš tikrųjų mes visi žinom, kad mūsų darbo rinka sensta ir turim rasti tus sprendimus, kaip įtraukti ir žmogus gali dirbti dabar su tuo ilgėjimu gyvenimo daug ilgiau, ar ne? Ir kai kurie žmonės net ir neskuba išeiti pensiją. Jie visai noriai dirba savo malonumui, jau užsitarnavę kažkokią, tai sakykime, patirtį. Ir vėlesnėme amžiuje, tai čia buvau girdėjus apie tai, kaip tenais nesvarsto kandidatų virš 45, tai man buvo iš viso šokas, nes tai neturėtų apskritai būti kriterijus, pradėkime nuo to. Tai aš labai linkiu ir kandidatams ištrinti savo gimimo datą, juolab gimtadienio dieną. Niekam nesvarbu, kada jūsų gimtadienis, kai ateisit, pasakysit, kada švęsit ir viskas. Gyvenam, netgi adresą ištrinti, taip galit palikti miestą, kad suprastų, ar lokacija panaši, bet adreso tikrai nereikia, kiek jūs vaikų turit, kiek žmonų turėt, niekam tai nėra įdomu. Gal netgi aš ir matyčiau ilgoje perspektyvoje, gal ir tiesiog nebedėti nuotraukų, tas gali daryti efektą. Taip. Ir sumažinti tą šališkumą. Tai vat, aš tokį gal ir turiu ir norą ir tikiu, kad taip ir įvyks, kad vis daugiau žmonių skirtingų turės vienodas galimybės dirbti ten, kur jie nori dirbti. Aš netgi esu tokį patarimą mačius, kad reikėtų ištrinti iš CV metus, kada pradėjai universitetą, kada baigėjai, nes pagal jį tu irgi gali paskaičiuoti nesunkiai. Nors vėlgi, tai nebūtinai, kaip žinom, universitetą gali pradėti kada nori gyvenime. Būtent. O kokių dar duotum praktinių patarimų žmogui, kuris galbūt nori keisti darbą, bet va taip jam jau 40 plus, jisai galvoja, ar jinai galvoja, kad jau bus nepatrauklus darbo rinkai. Nuo ko pradėti? Tai jeigu jisai tas žmogus jau žino, ko jisai nori, tai aišku yra paprasčiau. Jeigu nežino, tai šiandien dieną tikrai yra rinkoje nemažai labai gerų karjeros konsultantų, pas kuriuos gali kreiptis ir jie sudėliotų planą, kaip pakeisti karjeros kryptį. Jeigu nėra ar resursų arba kažko tenais, nežinau, arba aišku, ko žmogus nori savo gyvenime, tai vienintelis veiksmingas 100% įrodytas veiksmas yra pradėti tai daryti. Nes ilgai galvojant ir delsiant, ta galbūt baimė didėja ir abejonė didėja ir laikas tik tai eina. Tai mano pasiūlymas galbūt nebijoti
padaryti tą pirmą žingsnį, išsiųsti CV, kontaktuoti galbūt ar vadovą ar įmonę, kurioje tu norėtum dirbti ir dalyvauti, kaip ir kiekvienas kandidatas dalyvauja. Be abejonės reikia įsivertinti, kad keičiant kryptį, tu turi priimti tuos tam tikrus iššūkius, kad nežinosi, nemokėsi, būsi naujoko visiškai kėdėje, kad tau atlyginimas bus daug mažesnis tikriausiai nei iki tol turėtas. Tai šitus dalykus reikia suprasti. Dėl to aš sakau, labai gerai turėti karjeros konsultantą, bent vienam kažkokiam seansui, kuris padės įsivertinti ir suprasti, kas realu. Bet kita vertus, tai man atrodo, kaip ir sakiau, tas darbo laikas yra toks ilgas, kad žmonės bent 2 karjeras per gyvenimą tikrai gali turėti. Tai tas 2 karjeras gali nuo pradžių iki galo pasiekti, sakykime, aukštumas. Tai man atrodo, tą daryti ir sveika, ir rekomenduotina. Super, čia tokia labai pozityvi žinutė. Ir pabaigai galvojau, o apie pačią rolę kalbant, recruiterio arba talent acquisition, kaip įsivaizduoji, kokia jinai bus už 5 metų, ar labiau analitinė, labiau strateginė, o gal nebus iš vis jokių recruiterio, pilnai čia dirbtinis intelektas viską darys ir... Kad visiškai nebus, aš to netikiu, kaip ir sakiau, tačiau, kad tikrai pasikeis, tai taip. Aš norėčiau tikėti, kad be duomenų analitikos mes sunkiai, sėkmingai galėsim dirbti artimiausio ateityje, nes ir dabar jau matosi, kad kuo daugiau duomenimis grįstas sprendimas, tuo jis sėkmingesnis, tuo mažiau, sakykime, yra emocijos, to intuicijos, nors kartais intuicija ir neapgauna mūsų, bet veiksmingiau yra dirbti su skaičiais, kurie rodo kažkokį praeities rezultatą galbūt. Tai taip, aš galbūt sakyčiau, kad tas rekruteris, norėčiau, kad jisai daugiau būtų versle, kad jisai arti prisiliestų prie verslo, kad jisai būtų, kaip ir sakai, strateginė tokia rolė, kad tai tas žmogus būtų kviečiamas į galbūt tos valdybos susitikimus, kada valdžia sėdi ir priima svarbius sprendimus, kur samdyti, ką samdyti. Kad talent acquisition galėtų atnešti savo žinojimą apie rinką, kad tai nebūtų tik tai žmogus, kuris daro interviu. Tai yra daug platesnė pozicija ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, tas ir sourcingas arba kitai vadinama paieška. Visi įsivaizduoja, kad tai labai nuobodu, bet iš tikrųjų tai gali būti labai įdomu, kai tu tą sakykime, poziciją išplėti iki rinkos žinojimo, iki rinkos supratimo, kur kokie kandidatai, ko jie nori, kaip juos užkalbinti, kaip juos, sakykime, pritraukti organizaciją, kaip tą organizaciją pateikti. Tai talent acquisition bendrai yra stipri, svarbi strateginė rolė. Jeigu nėra samdos, realiai organizacija tikrai stoja. Tai aš taip ir matyčiau, kad artimiausia ateityje daugiau ir daugiau vietos bus arčiau verslo. Tai turbūt to ir palinkėsim visom įmonėm ir pažiūrėsim, susitiksim už 5 metų ir galėsim pasižiūrėti, ar pranašystė tavo išsipildė. Taip. Tai ačiū tau, Dovilė, labai už pokalbį, labai buvo įdomu ir aš manau, kad klausytojai irgi išgirdo nemažai naudingų patarimų, kaip elgtis arba kaip nesielgti, ką daryti ir ko nerašyti ir kokių veiksmų imtis atrankos metu arba ruošintis keisti galbūt profesiją arba keisti kryptį. Tai iš savo pusės noriu palinkėti sėkmės visiems. Rašykit komentaruose atsiliepimus apie mūsų pirmąjį podcastą, kur galėtume pasitobulinti, ką galėtume daryti geriau. Galit siūlyti temų, apie ką toliau turėtume šnekėti. O kol kas ačiū visiems ir gražios dienos.